Labadiena, mėly Facebook'o draugai, Patreon kanalo žiūrovai. Trumpas video apie balansą. Kaip svarbu gyvenime yra balansas, turbūt pastebėjo didžiulę neteisybę, kada visi šneka apie svorio metimą ir niekas nekalba apie svorio augimą. Aš norėčiau ištaisyti šią klaidą, ištaisyti šią neteisybę ir trumpas instruktažas, kaip greitai priaugti svorio. Ir tam geriausiai tinka alus. Pusę litro prie pusryčių stalo, pusę litro prie pietų ir maždaug litras vakarieniai. Perlenkti nereikia, nes paskui prasideda priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, moteris pradeda registruotis pas santykių mentorę Melisandrą, nes jos vertos daugiau. Ir tai sugadina santykius. Tai žodžiu, 2 litrai per parą ir užteks ir garantija priaugsti ne mažiau 5 kg per mėnesį. Alus tinka ir prie čipsų, ir prie šašlyko, prie kotleto, prie sūrio ir vytintų dešrelių. Jeigu 5 kg per mėnesį nepriaugat, tokia buvo mano garantija, tai mano tvora yra tokia speciali skylutė, nes po STT balvono apsilankimo aš pradėjau rakinti vartus, įkišite tuščią bokalą, paskambinsite varpelį ir aš pripildysiu jums jį alumi. O mano Patreone dar padidinimas disbalanso šiek tiek, dėl to dabar ir dirbu priešingą kryptim, apie 4 pagrindinius ir lengviausius būdus šiek tiek suvaldyti savo svorį ir nenusižudyti savo kilogramais. Būkite sveiki ir laimingi. Iki.